Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami ir artimieji, tie, kas myli ir ne. Šiandien pratęsime temą apie protinius gebėjimus. Anoj laidoj papasakojau, kas tai maždaug yra, su kuo tai yra valgoma, kaip tai funkcionuoja. Šiandien aš norėčiau aptarti, kaip tai veikia mūsų gyvenimus ir kodėl tai yra mums aktualu. Reikėtų turbūt pradėti nuo Aldous Huxley. Rašytojas buvo, pavadinkim, mokslininkas. 62 ar 63 jisai pasakė kalbą, padarė pristatymą, pasidalino mintimis apie tai, kaip yra su žmonėmis ir kad yra žmonės, kurie lengvai pasiduoda kitų įtaigai. Hipnozijai jisai būtent kalbėjo apie hipnozę, jisai kalbėjo apie įtaigą žmonėms. Ir yra sekančiai, yra 20% žmonių, kuriais labai lengva manipuliuoti, kurie labai lengvai pasiduoda kitų asmenų įtaigai, kuriuos galima hipnotizuoti, programuoti. Kitamgi spektro gale 20% žmonių praktiškai neįmanoma paveikti kitiems žmonėms. Jie turi savo galvą ir jie priims sprendimus savarankiškai. Tame tarpe, tarp tų, kuriais galima labai lengvai, praktiškai net nereikia manipuliuoti, tu jam pasakė, jie tai ir daro. Ir tarp tų, kuriais neįmanoma, yra 60%, su kuriais reikia dirbti, su kuriais galima dirbant pasiekti kažkokių rezultatų, jeigu jums reikia jais manipuliuoti. Ko Aldous Huxley nepasakė ir ką atkreipiu dėmesį aš, galimas daiktas, aš ne vienintelis, galimas daiktas, kad yra mokslininkų, kurie atkreipia į tai dėmesį ir aš nenustepsiu. Ir iš tiesų turėtų būti žmonių, kurie į tai atkreipia dėmesį ir tai greičiausiai yra Pentagonas, centrinė žvalgyba. Tai yra, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad 20% sutampa, žiūrėkit kaip įdomiai, 20% mūsų visuomenėje yra silpnapročių. Jeigu mes paimsim Gauso kreivę, ne, ir tenai yra parodyta taip. 20% yra silpnapročių, 20% yra aukštesnius nei vidutiniai gebėjimai turintys asmenys. Ir 60% yra plius minus vidutiniai protiniai gebėjimai. Įsivaizduojat, kaip įdomiai gaunas. Koks sutapimas, kaip netikėta. Ir kas jeigu mes padarom prielaidą, kurią greičiausiai padarė Pentagone, kad tie, kuriais galima manipuliuoti, yra silpnapročiai. O tais, kuriais negali manipuliuoti, kurių negali paveikti, yra tie žmonės, kurie turi aukštesnius nei vidutinius protinius gebėjimus. Turint omeny, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra degeneratų, tai yra išsigimėlių tėvynė, tai yra meka, kur iš viso pasaulio įvairaus plauko šunsnukiai važiuoja apiplėšinėti kitų žmonių. Jeigu jisai turi kažkokią idėją, kaip paimti iš kito žmogaus pinigus, kaip jį nuskriausti, jie važiuoja į Jungtinės Amerikos valstijas ir tenai klesti. Jiems svarbu, kad jų produkcija, nes kapitalistui labai svarbu, kad jisai pardavinėtų savo šlamštą. Kuo pigiau pagaminti, kuo brangiau parduoti, tuo daugiau pinigėlių liks jam. Kaip tai padaryti? Reikia įteikti silpnapročiams, tai yra tiem, kuriais lengva manipuliuoti, kad jiem to daiktų visų pirma reikia ir kad jiems būtinai reikia už tą daiktą mokėti 3 kartus ar 50 kartų brangiau nei už analogą. Ir kuo daugiau silpnapročių, tuo esi turtingesnis. Aš gali būti, jūs pasakysite, aš nusiteikęs prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Ne, aš esu nusiteikęs prieš šunsnukius, nes aš tikiu, kad Jungtinėse Amerikos valstijose yra gerų žmonių, kurie ten gimė, gyvena. Kalbam apie indėnus, kuriuos sėkmingai amerikiečiai siekdami pelno žudė. Tiksliau, naikino, tarkim, bizonus, kuriuos valgė indėnai. Ir kai sumažėjo gerokai bizonų, indėnai nebeturėjo ko maitintis ir prasidėjo pas juos bėdos ir su badas ir taip toliau. Grįžtam prie protinių gebėjimų. Tai Aldous Huxley padarė pirmą žingsnį. Aš įtariu, kad gudrus apsukrus amerikiečiai, galbūt net ne amerikiečiai, o žmonės iš kitų šalių, gudrus, protingi, tai yra turintys protinių gebėjimų, nukeliavo į Jungtinės Amerikos valstijos ir prastumė tą idėją, kad reikia padaryti taip, kad visuomenėje būtų kaip galima mažiau protingų arba, kitaip sakant, žmonių su aukštais protiniais gebėjimais, aukštesniais nei vidutiniais. Tie, kurie yra silpnapročiai, su jais klausimų nėra, su jais labai paprasta, o tie, kurie turi daugmaž vidutinius protinius gebėjimus, su jais reikia dirbti. Ir buvo mesta nemažai pastangų, kaip pavyzdžiui Malinauskas, Skirmantas, jisai vienas iš tų manipuliatorių, kuris naudoja tas
technikas, kurios buvo atidirbtos 60-ais, 70-ais, 80-ais Junktinių Amerikos valstijų, Lotynų Amerikoje. Jie visas tas technologijas, maikutės su personažais, tie žaisliukai, gamerio kėdutė, tai yra daroma tam, kad Skirmantas Malinauskas būtų tarp silpnapročių priimamas kaip savas. Jisai gameris. Jisai sėdi gamerio kėdėje, čia jisai, ir nesvarbu, kad jam virš 40 metų ir jisai jau kaip suaugęs žmogus, suaugęs vyras ir tai turėtų būti, kažkaip tie visi žaisliukai, turėtų praeiti šalimais. Bet silpnapročiam tai absoliučiai neturi jokios įtakos, jie priima jį kaip savą ir klauso tų naratyvų. Tai Skirmantas Malinauskas jiems krauna pamazgas. Tai yra informacija, kuri netitinka realybės. Aš tai žinau iš kelių šaltinių ir aš žinau, kad tai yra tiesa. Jo svarbu, jisai labai šauniai, jo komanda apžaidžia visus niuansus. Tas šūkis, tiesa yra svarbu, parodo silpnapročiui, kad Skirmantas Malinauskas yra tikras tiesos kovotojas, jam svarbi yra tiesa, nesvarbu niekas. Problemos ar dar kažkas, jam svarbi tiesa. Ir tai duoda silpnapročiams tokį pamatą galvoti, kad jau Malinauskas yra pirmos instancijos žmogus, kurio reikia būtinai klausyti, jeigu tu nori būti protingas. Ir negana to, kad jisai kalba apie labai sudėtingus dalykus, kurie yra svarbus mūsų visuomeniai, jis dar randa laiko pajuokauti. Realybėj suaugę žmonės, tie, kurie yra specialistai, jie taip nesielgia. Nes ta informacija, jinai yra svarbi. Ir jeigu jinai yra svarbi, tu negali ten jos perkrauti ir pritaikyti debilams. Jie vis tiek jos nesupras, tai kokia prasmė. Tie visi žmonės, kurie save laiko labai išprūsusiais, išsilavinusiais, aš praeitoj laidoje kalbėjau apie tai, kad šiai dienai išsilavinimas yra įbrukamas kiekvienam, nesvarbu jo protiniai gebėjimai. Atsimenat žodžius, mokykit taip, kad neliktų skolininkų, kad nebūtų skolininkų. Reiškia, kiekvienas silpnaprotis turi galimybę įgyti aukštojo mokslo diplomą. Pavyzdys, aš kažkurioje iš laidų kalbėjau apie tai, bet pasikartosiu. Aš ir mano tėtis dar mokėsi tarybiniais laikais. Mes įstojome į universitetą ir mūsų buvo tiek jo tarybiniais laikais įstojusių 240, tiek mano šaukimo buvo irgi 240 studentų. Po 4 metų mano kursas, visi mano ekonomistai baigė jų 220. Ir ne dėl to, kad ten 20 išmetė. Išmetė vieną gal ar 2. Ir tai ne už tai, kad jie blogai mokėsi, o dėl to, kad jie prisidarė reikalų su policija, per policiją ir, žodžiu, teko jais atsikratyti universitetų, nes kitaip negalima. O likusieji pasirinko išeiti patys arba, ne mažiau svarbu, perėjo į kitus kursus arba kitas pakraipas. Mano tėčio atveju jų įstojo 240 ir baigė 17 ar 18. Kodėl galite užsiduoti klausimą? Kad tai dėl to, kad tai komunistai? Ne, dėl to, kad santvarka buvo kitokia. Mokslas buvo toks kaip svertas, kaip matavimo sistema, kur žmogus, kuris baigė universitetą, yra tikrai aukštos kvalifikacijos specialistas. Nes universitetas, kas yra universitetas, tai yra aukštojo mokslo įstaiga, kuri ruošia aukštos kvalifikacijos specialistus. Tai ten tėtis įstojęs į transporto ekonomiką, baigęs ją po 4 metų, buvo aukštos kvalifikacijos specialistas. Jam tuometinis ministras transporto spaudė ranką po jo gynimosi darbo ir sakė, aš jumise matau sekantį transporto ministrą. Taip nesusiklostė, bet tai yra atskira tema ir mes galbūt prieisim, jeigu man susiklostys, susidėlios mintis. Nes laidą aš darau be pasiruošimo, neturiu script writerių, tai yra žmonių, kurie rašytų man tekstus, kurie parašytų, sudėliotų kažkaip tai, ką aš turiu pasakyti, ne tai, ką aš noriu, bet tai, ką aš turiu pasakyti. Kaip, pavyzdžiui, pas Tapiną yra, pas tą patį Malinauską. Tai dabargi mokslas pirmoje eilėje tai yra biznis, verslas. Ir kuo daugiau studentų praeina nuo 1 iki 4 kurso, tuo daugiau pinigų universitetas sugeba pasiimti savo. Aš pasakojau, man atrodo, istoriją, kaip universitetas, aš mokiausi ekonomikos fakultete. Ir 4 kurse aš atėjau, 4 kurso 2 pusmetyje aš atėjau į
dekanatą ir užduodu klausimą. Sakau, sakykit, universitetas man parūpins praktikos vietą? Ne. O galbūt, ta prasme, užtikrins man praktikos vietą? Ne. Galbūt parūpins, padės man susirasti? Ne. O kodėl klausot? Man tada įdomu, kodėl aš už tuos mėnesius, kur man bus praktika, turiu sumokėti 1000 litų. Nes visas pusmetis, man atrodo, 2000 buvo, jeigu gerai pamenu. Ir pusę to pusmečio pagal kreditus aš atlieku praktiką. Ir už tą praktikos laiką aš turiu sumokėti 1000 litų. Geras klausimas. Jis jums patiko? Ne, niekas prieš tai nėra uždavęs jo tokio. Atkreipiu jūsų dėmesį. Tai yra universitetas, tai yra fakultetas, kuris ruošia ekonomistus, kurie turi mokėti skaičiuoti. Sugebėti skaičiuoti viską, visą juos supantį pasaulį. Ir aš supratau, kad atsakymą man niekas neduos. Iš karto ten šiuo metu mūsų dekanės nėra, prodekanės, nesvarbu. Žodžiu, nėra ir mes su jumis susisieksim. Gerai. Aš užeisiu pas jūs pats. Ir aš leidžiuosi laiptais ir pradedu skaičiuoti. 220 studentų. Padauginam iš 1000. Tai yra 220 000 niekuo nepagrįstų pajamų. Fakultetas per tą trumpą laikotarpį gauna jokiom išlaidom neparemtų pajamų. Kad jie nepatiria nieko, bet studentai privalo tai sumokėti. Iš vienos pusės, tokie kaip aš, kurie mokėjo už mokslą, jie turi sumokėti, už kitusgi moksla valstybė. Klausimas, kur žiūri valstybinės įstaigos į šitą situaciją? Lipu toliau, galvoju. Jeigu gerai pamenu, pas mus Kauno technologijos universitete buvo 7 fakultetai. Jeigu pabandyti taip grubiai suskaičiuoti, kad kiekviena fakultetė yra po 220 studentų ir kad jos kiekvienas yra po 220 000, ten nesunkiai susirenka 1,5 milijono, tada dar litų. Niekuo nemotyvuotų pajamų. O galvoju, kaip nuostabu, kaip faina. Ir dėl ko aš taip kalbu? Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mūsų mokymo sistema yra padaryta tokia, ant tiek nuleista kartelė, kad kiekvienam debilui yra įduodamas aukštojo mokslo diplomas. Ir tas debilas su tuo diplomu, tebūnie, ne debilas. Galbūt jis šiek tiek aukštesnių protinių gebėjimų, jis yra ribinis. Bet kokiu atveju tai yra silpnapročiai, silpnų protinių gebėjimų asmenys. Ir jie su tuo diplomu visiems įrodinėja, kad su jais viskas gerai. Ašgi turiu diplomą ir jiems absoliučiai nesvarbu, kad tas diplomas yra niekuo nepagrįstas, kad už jo nėra specialisto. Jį jam davė tik tam, kad tas silpnaprotis save glostytų ir sakytų, aš nuostabus, aš fainas, aš toks puikus žmogus. Čia reikėtų paminėti, kad esu kadaise girdėjęs dar vaikas būdamas per kažkokią laidą, galbūt Čekuolio, nepasakysiu tiksliai, ir tai nėra svarbu. Svarbu yra pati mintis, kad Vokietijoje vaikai buvo testuojami mokyklose. Tai yra vidurinėje mokykloje vaikai pratestuojami visi ir yra pasižiūrima, kieno kokie protiniai gebėjimai. Ir to testo svarba yra tokia, kad po to yra nusprendžiamas to vaiko likimas. Aš tada susimąsčiau, kad kaip žiauru, tai kaip tai dabar aš negalėčiau tapti ten kažkokiu. Dabar šiai dienai aš suprantu. Ir galbūt kai kurie iš jūsų jau suprato, kad iš esmės tas testavimas yra tam, kad nustatyti, ar tas vaikas nėra kartais silpnaprotis. Ar kartais jo protiniai gebėjimai nėra silpnesni nei to reikia, tarkim, mokytis universitete. Nes nuo to testo priklauso, kur tu toliau baigęs mokyklą eisi. Ar tai bus profesinė mokykla, ar tai bus kolegija, koledžas, ar tai bus aukštojo mokslo įstaiga, universitetas. Ir aš tada nesupratau, kodėl tai. Ir čia reikia grįžti prie to pavyzdžio su tarybiniais laikais. Tarybiniais laikais sistema buvo kitokia. Ten pas vokiečius yra das Ordnung. Kam gaišti laiką, bandant išmokyti nemokytiną asmenį. Tai yra silpnaprotį. Jis, jeigu surinko tam tikrą IQ, to testo skaičių, jam kelias į profesinį. Jeigu surinko daugiau, į kolegiją. Jeigu jisai yra aukštesnių nei vidutinių protinių gebėjimų, jam reikia eiti į universitetą. Tarybiniais laikais į universitetą galėjo įstoti visi. Tik tais, kaip mano tėčio pavyzdys rodo, baigė iš 240, 17, 18. Žodžiu, nedidelis procentas. Kodėl? Todėl, kad mūsų visuomenėje tokia dalis yra žmonių, kurie turi aukštesnius nei vidutinius protinius gebėjimus. Dabargi
kartelė yra nuleista ir bet kuriam iš tų silpnapročių yra įteikiamas aukštojo mokslo diplomas. Gali pasakyti kai kas, kad, nu kaip čia taip, nesąmonė, reikalas jūsų. Va tokia pati sistema, kai buvo tarybiniais laikais, yra Prancūzijoje. Paryžiuje viešasis universitetas, Sorbonos viešasis universitetas. Įstoti gali bet kas. Visi absoliučiai kas tik nori. Tik yra vienas niuansas, kad po pirmo pusmečio, kai prasideda atsiskaitimai, 90%, 99% studentų iškrenta. Kodėl? Todėl, kad jie mokėsi paprastose mokyklose. Tai yra mokyklose, kurios skirtos varguoliams. Ir jiems tenai nesuformavo reikiamų įgūdžių. Jie nemoka galvoti, jie nemoka samprotauti. Jie neturi tinkamų reikalingų universitetų žinių. Ir kai jie ateina į universitetą, galvodami, kad jie visi lygus, staiga išaiškėja, kad pas juos yra milžiniška spraga tarp jų ir tarp tų, kurie ėjo į privačias mokyklas. Kaip pavyzdžiui Lietuvoje yra Landsbergienės mokykla, Barboros mokykla, kažkaip ten taip vadinasi. Tai vat pabandykime įsivaizduoti, kad yra tam tikros mokyklos, į kurias ateidami vaikai yra mokami tinkamai. Tai yra taip, kad nebūtų jie debilais, kad nebūtų silpnapročiais. Nes aš dabar vasarą buvo daug varžybų ir varžybų metu varžyboms pasidarė komanda lipdukus. Nedidelius, gražius, simpatiškus lipdukelius. Kažkas iš vaikų priejo, paklausė, gal turite lipdukų, jiems ten keliems davė ir po to prasidėjo. Ratai ten tų tuntai vaikų ir kadangi lenktynininkai važiuoja, aš likau vienas iš principo, mechanikai išėjo, žodžiu, kas palaikymo visą komandą išėjo, aš likau vienas. Ir aš dalinu tos lipdukus. Ir aš ten iš pradžių 2 atėjo, po to ten 5 vaikai. Ir aš jau greitai susivokiu, kad jau jie tarpusavėje bendrauja ir jie iš kur gavo lipdukų, va ten ta komanda ir jie ateina pas mus ir prašo tų lipdukų. Ir aš nusprendžiau paeksperimentuoti. Ir aš jam sakau, pasirašėt eilėraštukų. Ir žiūri į mane kvadratinėm akim. Sakykite eilėraštukus. Ir nei vienas nepasakė. Ir nei vienas nesugeba pasakyti eilėraščių. Sakau, tai ką jūs ten mokyklai moka, jūs ką, nesimokat eilėraščių? Ne. Ir aš tada galvoju apie tai, kad kaip paprasta. Tai, kas buvo man sunku, man buvo nemalonu, pasirodo greičiausiai. Tai ilgoji distancijoje davė naudos, nes tas mokymasis atmintinai matomai yra vienas iš tų esminių dalykų, kuris mus daro protingesniais. Mes aktyvuojam savo smegenų dalis, kurios padeda po to vystytis. Ir tie vaikai, jie man kaip davė peno pamąstymą. Kas jeigu tie studentai, su kuriais aš mokiausi universitete, su kuriais aš nerasdavau jokios bendros kalbos, kurie man atrodė keisti, nesuvokiami, kurie aklai kalė tai, kas buvo jiems liepiama, jie tiesiog ėmė tą informaciją, absoliučiai nesigilindami. Ar jinai yra gera, ar jinai logiška. Aš patikinėjau pavyzdžius iš realaus gyvenimo, kaip dirbau. Pavyzdžiui, pas mus buvo tokia istorija, kai dėstytojai visą paskaitą pasakoja mum apie bankinės sistemas, bankų svertus, kaip jie veikia, kokios yra ten draudimo bendrovės, kaip visą tai apsaugota. Ir aš išklausiau, taip nekantriai dantis sukandęs ir paskaitos pabaigoje dėstytoja klausė, ar yra klausimų? Taip, yra. Sakykit, dėstytoja, o kaip jūsų, čia buvo 2010 jau turbūt metai. Sakykit, dėstytoja, o kaip jūsų visas šitas pasakojimas dera su 2008-2009 metų krize, kai bankrotavo Lehman Brothers bankas. Negali būti, kaip tai bankrotavo. Suprantu, kad jinai iš viso nesigaudo pasaulyje ir net nesidomi tuo, kas vyksta aplink ją. O čia ką tik jinai praėjo tą krizę. Siaubinga, su šitais Lietuvoje daužė langus tada Seime sausio mėnesį 2009. Ir jinai net nežino, nuo ko tai prasidėjo, kas sukėlė. Ir sako, tai bet kokiu atveju, jeigu ir bankrotavo, tai yra draudimo bendrovė, kuri viską padengs. Tarsi man rūpėtų ten tų indėlininkų problemos, jinai bando nuraminti, kad ten viskas tvarkoja. Aš ją informuoju, kad AIG draudimo bendrovė, kuri buvo apdraudusi tą banką, bankrotavo kartu. Dėstytoja pritrūko žodžių. Ir studentam, kas įdomu, nei vienam studentui nekilo kažkokių klausimų. Nei vienas iš jų nepriėjo, nepaklausė, gal gali duoti medžiagos. Nei vienas. Nei vienam neįdomu. Kodėl? Todėl, kad aš esu išsišokėlis, aš kalbu nesąmonės ir kaip viena studentė man pasakė, grupiokė,
Aš uždavinėjau klausimus, mes sėdim kolidoriui, jis ten sėdi kolidoriui, mes bendraujam ir aš sakau, o jums netrodo kažkaip keista, kad taip dėstytojai pas mus. Tu, Danieliau, mažiau čia klausimais užsidavinėk, o skirk laiko geriau pasimokyti. Kam pasimokyti klausimai? Tam, kas neveikia, tam, kam yra akivaizdžiai paneigimai. Ir jūs dabar sėdėsit, graušit tas knygutės, dėsitės į galvą, kaip žiūrint Skirmanto Malinausko tas laideles. Žiūrovai, tie, kurie žiūri, jie kažkodėl linkę dėti savo į galvą pamazgas ir po to tas pamazgas transliuoti. Kas yra, koks momentas yra? Iš tiesų, vis laidose nerandu progos pasakyti, kad yra pirmos instancijos naujienas. Silpnopročiam yra labai svarbu. Jiems yra svarbu ištransliuoti pirmam. Jiems yra svarbu pasakyti vieną ar kitą dalyką. Ir kad tą dalyką vieną ar kitą pasakytų jiems priimtinas žmogus. Contribui yra ir didžiulė įtaka. Įsivaizduokite, štai žmogus susijęs su politika į savo rankas gali paimti platformą, kurioje veikia tokie YouTube kanalai, kaip, pavyzdžiui, Laisvės televizija, kur veikia ne tik tai pramogų kanalai, susirenka savo rėmėjų pinigus, bet ir, pavyzdžiui, žurnalistinių tyrimų centrai, kažkokios komandos ir taip toliau. Kaip Jūs manote, kiek sumokėtų koks nors politikas, kad galėtų štai tokį lobį savo rankose turėti? Ir jie tada už tos informacijos, net nesvarbu, kad jinai klaidinga, laikysis įsikandę. Silpnopročiai taip daro. Ir jiems gali pateikti faktus. Ne. Jisai tikės pirmą instanciją. Tai yra tuo, iš kur jie gavo tą informaciją. Pat jam pasakė Malinauskas, kad Lekstutis yra prorusiškas antimintas. Ir viskas. Jie nesigilins. Jie neieškos informacijos, jie nežiūrės į jį. Jie tikės Malinauskas. Taigi, su tais silpnopročiais universitete ir bendrai mokymo sistema. Tai pabandykime įsivaizduoti, kad mūsų šalyje buvo daug tų aukštojo mokslo reformos. Ir visų tų reformų tikslas buvo padaryti iš mūsų visuomenės debilų visuomenę. Kad joje būtų kaip galima daugiau silpnapročių. Ir tiems silpnapročiam įteikti aukštojo mokslo diplomą, kad jie savim didžiuotos ir sakytų, draskytų akis. Aiškintų, kokie jie nuostabus. Kad niekas jų nesupranta. Kokie jūs kvaili, kaip jūs nesuprantate. Man būna komentaruose rašo, kaip tu nesupranti? Ir aš iš karto tada užduodu klausimą, kokie jūsų protiniai gebėjimai. Ir jums taip siūlau daryti. Jeigu žmogus jums sako, kaip tu nesupranti, užduokit klausimą, kokie tavo protiniai gebėjimai, koks tavo intelekto koeficientas. Ir to mes atsakysime, kas ko nesupranta. Ar tai aš nesuprantu tavo totalių nesąmonių, tavo fantazijų, tavo iliuzijų, tavo norų. Tai nuo to, kad žmogus nori, kad tai būtų, nuo to taip neveikia pasaulis. Tarkim, kaip Gitanas Nausėda, aš noriu, kad mūsų šalis būtų gerovės valstybė. O tu ką nors padarei dėl to? Taip neveikia, mielasis, kad vien tik tų norų neužtenka, reikia įdėti pastangų. Tai taip yra su tais universitetais, su mokymo sistema, kad kiekvienam tam durniukui įteikia popierių ir jisai plėšosi, draskosi ir įrodinėja, kaip pas manegi aukštojo mokslo diplomas. O dar įdomiau, pavyzdžiui, kaip pas mane buvo mano grupėje. Buvo viena studentė, aš buvau vyriausias grupėje, o buvo jauniausia studentė. Tarp mūsų 7 metai beras buvo. Aš į universitetą įstojau 6 metai po vidurinės baigimo. Į dieninį skyrių ir buvo jaunesnė, panelė jauniausia. Ir jinai manipuliacijom įgydavo pažymius. Jinai parašė kažkokį atsiskaitimą, dėstytojas įvertino tą jos atsiskaitimą, jai nepatiko rezultatas ir jinai sėdi, renka kritulius. Akivaizdžiai, demonstratyviai, prieš visus ir rodo savo tą tokį nepasitenkinimą, kaip jai sunku, kaip jinai tai pergyvena, kokia emocinė trauma. Ir ką jūs galvojate? Iš pažymio, suprasčiau, būtų 3, 2, iš 7 dėstytojai ištaiso į 9. Aš linko, kodėl aš prisimenu šito pavyzdį? Nes šiai dienai ta studentė su savo manipulacijom yra berods ekonomikos. Bet kokia atveju, nesvarbu kokios ten pakraipos, bet mokslų daktarė. Ir tokia mokslų daktarė po to aiškina man, Danieliui, kad tu, Danieliau, nesupranti. Mieloji, pasimatuojam protiniais gebėjimais ir pasižiūrėsim, kas ko nesupranta. Kas nesupranta, kas nesuvokia kažko. Kas gali realiai suvokti ir kas ne. Dabar dėl intelekto koeficiento testo. Aš visą laiką naudoju International IQ Test, toks internationaliqtest.com. Ir prieš mėnesį, prieš gal pusantro mėnesio, tikrai žinau, kas jį atlikinėjo, tikrai ten kompanija visa draugų ją atliko ir gavo rezultatus.
Dabargi panašu, arba tas tinklalapis užlūžo, nes nebeatsiunčia tų rezultatų. Taigi, kol kas esu dar netikras, bet kalbama, kad taip yra. Tai dabar paprašiau, kad man pagelbėtų, ieško alternatyvos ir galbūt, jeigu pavyks surasti, aš artimiausiu metu pasidalinsiu nuorodą po save Facebook'e, kas norės galės užeiti pasitikrinti tą intelekto koeficientą. Galbūt ten problemos yra su tinklalapiu ir galbūt atsiras po 3-4 dienų gausite rezultatą. Galbūt kažkas mus stebi. Tai yra, mane stebi ir ten tie, kas atsakingi asmenys pasukinėja ten tą tinklalapį, kad mes negalėtume naudotis. Bet aš neparamaikas, aš tiesiog darau prielaidas, nežinau kaip ten iš tiesų yra, bet mes susirasim kitą tinklalapį ir tenai galėsim pasitikrinti savo protinius gebėjimus. Dabar, kaip priėjom mes, sakykime, prie to, kad iš kur yra tie rezultatai? Aš rodžiau ten už manęs, yra Facebook'e tas pagrindinis piešinukas, yra intelekto koeficiento išsibarstymas po pasaulį, kur kokioje šalyje koks vidurkis. Jie yra gaunami būtent tokių apklausų metu, kai žmonės ateina, atlieka tas apklausas ir iš jų ten surenkama. Ir ten, pavyzdžiui, tam pačiam IQ testą, jisai yra šiek tiek pasikeitęs iš tiesų, nes prieš metus jisai buvo kitoks. Ir dabar aš nebandžiau paieškoti, bet ten buvo statistiniai duomenys, šiek tiek jų ten nedidelė sąranka, tokia minimali, bet iš jos galima buvo padaryti kažkokias bendrinės išvadas. Ir ten buvo pateikiama metai iš metų, koks buvo vidurkis ten prieš praeitais metais, toj vienoje, kitoje, trečioje šalyje. Ir koks yra dabar vyrų, moterų, tas, anas, 30. Mintis yra kokia ir kodėl tai yra svarbu. Per tokius testus surenkama informacija apie šalies piliečius. Ir žiūrima, pavyzdžiui, yra kokia nors šalis, kurią reikia paveikti, kuriai reikia pridaryti nemalonumų. Tada žiūrima aplinkui, žiūrima pirmoje eilėje tą šalį, to šalies intelekto koeficiento vidurkį. Čia mano yra pamastymai, įtarimai. Aš įrodymų neturiu, bet aš įtariu, taip vyksta. Ir jie žiūri į vieną ar kitą šalį, žiūri kokios šalis yra aplinkui, žiūri koks yra intelekto koeficiento vidurkis. Ir jeigu mato, kad intelekto koeficiento vidurkis yra žemas, reiškia, ten yra daug silpnapročių ir juos galima nesunkiai paveikti užsienio šalims, naudinga pasukti ten tuos silpnapročius, tuos asmenys, kuriuos galima manipuliuoti, pasukti kitų šalių vyriausybių ar greičiausiai net ne vyriausybių, o tų slaptų valdovų užgaidom ir poreikiai. Ir pavyzdžiui, tas pavyzdys, kad mūsų šalyje panašu, visi ženklai rodo, kad mūsų šalyje yra daug silpnapročių, tai sprendžiant iš to, kaip pas mus yra vykdoma rusofobija, auginama, kiek yra psichozės mūsų visuomenėje, panašu, ties tuo klausimu intensyviai dirbama ir skiriama nemažai pinigų. Pabandykime įsivaizduoti, kad Jungtinėse Amerikos valstijose, čia yra prielaidos, kad Jungtinėse Amerikos valstijose yra korporacijos, kurios gauna valstybinius užsakymus. Tiek yra gynybos departamento, tiek yra valstybės sektorius, tai yra statybos, kelių tiesimas ir visa kita. Įmonės gaunančios užsakymus, tam, kad gautų užsakymus, galimas daiktas. Yra nurodyta, kad jinai turi užsiiminėti švietėjišką veiklą arba, pavyzdžiui, remti kažką, dotacijom užsiiminėti, skirti pinigus kažkokiam organizacijom, kad tai būtų socialiai atsakinga įmonė. Jeigu tu esi ta socialiai atsakinga įmonė, tai yra tau duoda kažkokį projektą vykdyti, galbūt raštiškai, o galbūt net neraštiškai yra aptarta, kad 3% nuo to projekto sumos turi nukeliauti į tam tikrus fondus. Nėra nurodyta į kurios, bet tai yra fondų asociacijai priklausančiam fondui. Ir tas fondas kuo užsiiminėja? O jisai užsiiminėja visokių nuomonės formuotojų palaikymu užsienio šalyse. Ir, pavyzdžiui, tam fonde dirba kokį 50 darbuotojų. Ir tie 50 darbuotojų, kiekvienas tas darbuotojas privalo kas mėnesį iš fondo sąskaitų paremti kokį nors YouTube kūrėją. Per Patreon ar per tą patį YouTube. Viešosios nuomonės formuotojų. Ir tie viešosios nuomonės formuotojai gauna pinigus iš užsienio per fondus. Ir kai YouTube'o koks nors ten nuostabus žmogus sako, ne, aš labai fainas, koks nors Skaidrius, ne? Sako, aš gyvenu tik tais iš jūsų paaukojimų. Bet mes nematom, kas tavo aukoja, mielasis. Mes nematome tų aukotojų. Iš kur tie pinigai? Kokiom sumom, kokiu dažnumu mes to patikrinti negalim. Ir silpnapročiam tokių klausimų nekyla. Jam viskas gerai.
Taigi pasakė, mes juk tikim, žmogus sako, kad jisai už tiesą, jisgi nemeluos, kad jį remia ten, jisgi nesakys, tai jam svarbi tiesa, o jisai dabar paims ir meluos, kad jį remia paprasti žmonės, nors iš tiesų jį remia Sorošo kokie nors fondai. Taipgi nebus, taipgi negali būti. Ir čia mes prieiname prie masinių debilizavimo priemonių. Žodžių junginys labai geras, nes jisai būtent pasako esmę. Pirmoje eilėje pas mus yra mokymo sistema padaryta taip, kad iš žmonių darytų debilus, silpnapročius, darytų gyvulius, kurie yra pavaldus savo instinktam. O jeigu netyčia jūs praslydot ir kažkokiu mistiniu būdu dar kažkur jūsų mokytojai buvo geri ir sveiko proto ir jūs išugdė, yra masinio debilizavimo priemonės, per kurias žmonės iš žmonių daromi vėlgi silpnapročiai. Kaip tai daroma? Pavyzdžiui, mokymo įstaigose yra suformuojama mintis, kad yra kažkokie rėmai ir tu turi tose rėmose galvoti. Ir jeigu tu į kairę, į dešinę, reiškia netinkamai. Aš žiūrėjau testukus vaikams užsienyje, Anglijoje, man atrodo. Ten yra nupaišyta ir turi parašyti tam tikrą žodį, kuris turi atitikti. Jeigu netinka, tave baudžia. Sakykime, ten nupaišyta antelė, tu parašai antelę, o ten turi būti antukas. Ir tave baudžia. Ir kitą kartą, kai tu matysi tokį piešinuką, tu bandysi atgaminti, ko iš tavęs reikalauja, už ką tu buvai nubaustas ir parašysi tą atsakymą, kurio iš tavęs reikalauja. Taip yra su žmonėmis, su silpnapročiais. Jie, pavyzdžiui, matydami kažkokį naują reginį, pavyzdžiui, mane pamatė YouTube, jie nežino, kaip į mane reaguoti. Ir jie vietoj to, kad susikurtų savo nuomonę, galvotų apie tai, kas ar teisingai, neteisingai, pasitikrinti informaciją, vietoj to tie silpnapročiai nubėga pas Janutinę, nubėga pas Malinauską, nubėga pas Karalių ir reikalauja paaiškinti, kas čia toks ir kaip jį priimti. Nes jie yra silpnapročiai, jie nesugeba patys galvoti. Jiems reikia, kad kažkas suteiktų visiems kažkokias spalvas. Ir tada tie propagandistai, tie galimai iš užsienio gaunantys pinigus, aš kalbu apie YouTube nuomonės formuotojus, nes visos masinio debilizavimo priemonės, TV3, Delfi 15 minučių, L rytas, visi jie yra valdomi iš užsienio. Tai yra užsienio tų valstybių piliečiam priklausančios įmonės. Kaip jūs įsivaizduojate, jos darys tai, kas naudinga mūsų šalies piliečiam, ar tai, kas naudinga, tai, kas reikalinga jiems. Tai, kad visos masinio debilizavimo sąlyginai. Bet didžioji dauguma tų įmonių yra įtakojamos užsienio. Tebūnie, tos, kurios yra įtakojamos mūsų Lietuvos, jos irgi nesistengia iš mūsų padaryti protingesnių žmonių. Bent jau aš nepastebėjau. Ten, kaip gali būti šitą ekstrasensų šou. Koks sveiko proto žmogus gali patikėti tais kliedesiais. Bet pasirodo yra kas tiki. Ir jiem tai labai patinka. Taigi, mes taip daug visko aptarėm. Galite pasakyti, tai o ko tu pergyveni, jeigu tu toks protingas, tai tavo protiniai gebėjimai tokie aukšti. Kodėl tu neini ten kažkur dirbti? Aš jums pasakysiu 2 pavyzdžius iš mano gyvenimo. Vienas yra su mano susijęs, ta prasme, kad aš su to susidūriau. Vienas yra susijęs su mano žmona, vienas su manim. Mano žmona kandidatavo į vieną įmonę transporto ir ten nuvykusi į darbo pokalbį, pakalbėjo, kas kaip, jai davė užpildyti testą, jinai užpildė testą, atliko jį, po 3 dienų gavo atsakymą, kad atleiskit, jūs mums netinkama, netinkama. Ir išaiškėjo, kad kažkaip mes išsikalbėjom, kad mano šitą antrą pusę padavė, ten kandidatavo į tą įmonę, sako, aš pažįstu, vienas iš mano draugaičių, sako, pažįstu tos įmonės kadrų skyriaus vadovą. Sakau, tu gal gali, jam pačiam pasidarė įdomu, kodėl nepriėmė. Sakau, ir jisai sako, gal aš pabandysiu, sako, su juo pasišnekėti, aš sakau, jeigu gali, pabandyk. Ir jisai pasikalbėjo, davė kontaktus, ta prasme, davė vardą, pavardę, ten reikiamus duomenis perdavė. Jis pasižiūrėjo ir sako, jos nepriėmėm dėl to, kad jinai per gera. Jos protiniai gebėjimai per aukšti tai darbo pozicijai. Jinai per protinga. Būtent tai darbo pozicijai. Suprantat, ką tai reiškia? Kad įmonės, o ypatingai korporacijoms priklausančios Lietuvoje veikiančios įmonės, užsienio korporacijoms, pas juos vyksta testavimas. Ir tam tikroms darbo vietoms yra limitas, langas, protinių gebėjimų, su kuriais žmogus į tą darbą bus priimtas. Jūs pasakysite, nesąmonė, taip negali būti. Asmeniškai aš buvau darbo pokalbyje. Ir aš tam darbo pokalbį išgirdau tokius žodžius. Maloniai bendravom, labai gražiai kalbėjom, viskas fantastika, tas žmogus matosi su užsidegimu su manim šnekėjosi. Pokalbio pabaigoje jis pasakė, jūs mums per geras.
Aš tada pasijaučiau kaip pasimatymė kažkokia panelėm, sako, nu, bendraudamas su panelė. Tada aš nesureikšminau to, nu, netinka, išėjau. Ir tik po laiko susivokiau, kad mūsų visuomenėje būti protingu yra negerai. Nes jeigu tu turėsi aukštesnius protinius gebėjimus, nei tavo vadovybė, tavęs nepriims. Mes kai mokėmės universitete, ten kažkokiam vienam iš dalykų, tinklaveika versle ar kažkokie vadybiniai buvo elementai, nepasakysiu dabar tiksliai. Tarp kita ko, buvo pateikta informacija, pasakyta, kad kuo didesnė įmonė, tuo daugiau silpnapročių ten dirba. Tiksliau, žemesnius gebėjimus turinčių žmonių, tai yra nespecialistų, sakykim tai. Ir kuo aukštesnės pareigas tas silpnaprotis užima, tuo bukesnė bus įmonė. Nes jisai nepriiminės į darbą protingesnių nei jis. Nes tie protingesni kels jam konkurenciją. Ir taip gaunasi, kad kuo didesnė įmonė, korporacija, tarkim, tuo daugiau debilų ten dirba. Tuo daugiau ten silpnapročių dirba. Pabandykime įsivaizduoti, kad dabartinis pasaulis yra globalus. Ne? Ir tai yra viena didelė korporacija. Ir toje korporacijoje dirba daugybė silpnapročių, kurie dėl vienokio ir kitokių priežasčių per draugus, pažįstamus, artimuosius, šiaip netyčia dėl kažkokių nesuvokiamų priežasčių atsirado vadovaujančiose pareigose. Ir jie visom išgaliam bando apsaugoti save ir neprileisti sveiko proto žmonių. Žmonių su aukštesniais nei vidutiniais protiniais gebėjimais. Nes tai kels jiems konkurenciją, pavojų. O jiems to reikia. Silpnapročiai dažnai supranta, kad jeigu jie iš geros vietos iškris, jie gyvenime galimas daiktas daugiau tokios darbo vietos nesusiras. Todėl silpnapročiai, akivaizdų pavyzdį esu matęs savo darbovietį, tai ir buvo Lietuvos geležinkeliai, kur vienas žmogus iš administracijos aš jo labai nemėgau, nes jisai, šiaip nemėgau visų iš tos administracijos, bet vienas toks buvo dauguma už kažką, o vienas tiesiog matau, kad jis man nepatinka ir nelabai suprantu dėl ko. Po to man vienas kolega, vėl jisai, kokios yra. Tai jisai visada, jisai, kai sako, atėjo atlikinėti praktiką pas mus, jaunas buvo dar, ir sako, atlikinėjo praktiką ir mums kažką atveža kažkokias ten žaliavas, dar kažką, ir paprašo mūsų padėti iškrauti. Ir jisai čia slampinėjo, nieko nedarė, žiovovo, man nuobodu, čia kažko užsimti ir staiga reikia krauti ir jo nebėra. Reikia kažkokį sunkesnį darbą, purvinesnį darbą padaryti, ten kažką išvalyti. Ir jis kažkur dingsta. Ir po kurio laiko, ką jūs galvojate, jisai persikelia iš vėrinio cecho, ten kur remontuojami šitie riedmenys, tie lokomotyvai, šilumvežiai, man atrodo, taip vadinosi, jeigu gerai pamenu, drezinos, jisai persikrausto į Baltą mūrą, į administraciją. Kodėl? Todėl, kad jisai dirbti absoliučiai neturi jokio noro ir vietoj to, kad kažkaip persiverstų, ne, jisai ieškojo būdo, kaip tinkamai prisigerinti prie vadovybės, kaip jiem įsiteikti, žinot, ką daro ten tie šunys, jisai įsiteikė. Kaip specialistas jis kiauras nulis, jam kokią neužduotį neduoda, ne? Arba, sakykime, mane vadovybė suveda, ten toks, tai tu užsakyk, pasakys, Danielius pasakys, ką jam neduoda, kokią užduotį, jis nieko nepadaro. Bet atlyginimą gauna, ganėtinai neblogą ir jisai užima aukštas pareigas. Taip yra su silpnapročiais. Tai o pabandykime dar įsivaizduoti, kad tam globaliam pasaulyje yra organizacija, kaip pavyzdžiui Sorošo fondai, ne? Ten organizacijų visa. Ir pagal tos vyksta mainų programos, kvalifikacijos kelimo programos. Ir pagal jas, tokie kaip Ignas Vėgėlė, stažuojasi užsienyje. Tokie kaip Janutienė, Vėgėlė, Grybauskaitė, Maja Sandu, Gruzijos prezidentas, kur 2008 sukėlė karinį konfliktą. Visi jie mokėsi ten vakaruose per tos fondus. Ir mintis kokia mano yra, kaip aš matau tai viską. Ten tuose fonduose, per tos fondus yra mokomi silpnapročiai. Juos pasiema, pamoko, pasižiūri, kaip jie reaguoja, ar jais galima manipuliuoti, ar galima tampyti už virvučių. Ir po to tos silpnapročius grąžina atgal į jų šalis. Nes jeigu yra aukštos kvalifikacijos specialistas, jo protiniai gebėjimai aukštesni nei vidutiniai, Jungtinės Amerikos valstijos pasilieka tos specialistus. O tos silpnapročius grąžina atgal tam, kad jie čia griautų mūsų, mūsų atveju, mūsų Lietuvos atveju, mūsų šalį. Jie tos silpnapročius
pasiėmė pas save, apmokė, jiems parodo, kad jūs, 5 balai, tu nuostabiausias, tu pats geriausias ir jie to tiki. Jie neturi svarbaus esminio dalyko - savikritikos. Taigi tie silpnapročiai baigė mokslus užsienyje, grįžta su tuo įvertinimu 5 balai, kad tu nuostabus žmogus, tu super specialistas. Jie plėšosi, ardosi ir neklauso absoliučiai nieko. Netgi neklauso tų žmonių, kurie sako, tu silpnaprotis, tu prisidarysi, prisivirsi košės ir baigsis tau negerai. Neklauso. Jie įsitikinę. Kodėl? Todėl, kad juos iš vakarų skatina, jie moka pinigus, moka kitiems silpnapročiam Lietuvoje, kad liaupsintų tuos silpnapročius. Jūs galvojat, kad tai neįmanoma, jūs atkreipkite dėmesį, stebėkite jūs supančią aplinką, pažiūrėkite, kaip tai vyksta. Aš dabar manau, kai jūs žinot schematinį vaizdą, principinę schemą, jums bus paprasčiau susivokti, kas darosi aplinkui. Dar vienas aspektas, kodėl tai yra svarbu ir kaip mus tai veikia. Dabar pabandykime įsivaizduoti, kad visi šitie silpnapročiai esantis mūsų šalyje, kad jų yra be galo daug, ne? Ir šitie visi silpnapročiai turi balsavimo teisę. Juk niekas nežiūri, ne? Kokie pas žmogų protiniai gebėjimai. Ir tas debilas, rybinis ir žmogus su žemesniais nei vidutiniais protiniais gebėjimais priiminėja sprendimus. Ir jeigu vien tik įsivaizduoti, kad žmonių, tai yra debilų, yra 20% ir tų, kurie turi vidutinius plius minus gebėjimus yra dar 60, 80% šalies gyventojų yra labai abejotinų protinių gebėjimų. Ir visi šitie žmonės turi balsavimo teisę. Ir jie ateina į balsavimo vietas išsakyti savo nuomonę. Kokia pas tave nuomonė? Kaip tu, besmegeni, galėjai, aš nekalbu apie jūs, aš kalbu apie tuos besmegenius. Ir kaip tas besmegenis, atleiskite, kaip tas besmegenis gali priimti kažkokį logišką sprendimą. Su tais silpnapročiais yra toks momentas, kad jie supranta tik tokius pačius, kaip jie. Jeigu žmogus yra aukštesnių protinių gebėjimų, jį žiūri kaip į nenormalų. Kodėl? Todėl, kad pas mus yra priimta norma. Tai yra tai, ką priima visuomenė. Visuomenė priimtas kažkoks reiškinys ar poelgis. Ne? Tai mūsų visuomenėje, vakarietiškoje, demokratinėje yra norma būti silpnapročiu. Mūsų visuomenėje yra priimtina būti debilų, būti silpnapročiu. Tai yra norma. Norma būti tebūnie nesilpnapročių, būti 100, kad būtum per vidurį. Tai yra tavo vidutiniai protiniai gebėjimai. Kaip sakiau, vidutiniai protiniai gebėjimai, tai reiškia, kad žmogus šiuolaikinėme pasaulyje gali gyventi be kitų asmenų pagalbos ir nepatirti diskomforto. Viskas, ties to ir pasibaigia. Tai būti tuo žmogum, kuris gali tiesiog gyventi be diskomforto. Būti silpnapročiu, tai yra norma. Ir jeigu žmogus tik tai yra aukštesnių protinių gebėjimų, jis yra nenormalus. Tai yra nepriimtina visuomeniai. Jis yra nenormalus. Jie yra nenormalus. O tas, kas yra protiškai gabus, kuris gali kažkaip išspręsti problemą, kuris gali rasti sprendimą problemai, kuris gali sugalvoti, išsiaiškinti, kaip veikia vienas ar kitas mechanizmas ar kažkoks fizikinis principas. Jie yra nepriimtini. Nes jų silpnapročiai nesupranta. Jie nesusišneka. Net jeigu tas žmogus jau nusileidžia iki to silpnapročio lygio, bando jam iš visų išgalių paaiškinti, jis jo vis tiek neklauso. Nes tas protingesnis, kuris turi aukštesnius protinius gebėjimus, jis yra nenormalus. Jis yra nepriimtinas mūsų visuomeniai. Ir dabar visi šitie silpnapročiai nueina į rinkimus ir ką jie renka? Jie žiūri į kandidatus ir jeigu, pavyzdžiui, toks kaip Rolandas Paulauskas buvo berods, ne? Žmogus, kuris kalba logiškai, kuris pateikia pavyzdžius, jis pasakoja, kaip veikia, jisai turi pavyzdžių, gali išaiškinti. Jie žiūri jį ir sako, jis nenormalus. Jis nenormalus. Jam kažkas negerai, jis nenormalus. Mums reikia normalaus kandidato. Suprantat? Kas yra normalus kandidatas? Silpnaprotis. Toks pats kaip jie. Jie jį priima kaip savo. Jie klauso jo, jie supranta. Pavyzdžiui, aš klausau kokio gražulio. Ir aš suprantu, jis silpnaprotis. Jis kalba tokį, bet yra žmonių, kurie už jį balsuoja. Įsivaizduojate? Eina žmonės į rinkimus, renka šalies prezidentą ne pagal tai, ar jisai sugebės atstovauti jų interesus, ar nesugebės. O jie renka prezidentą aukštas ir gražus.
Aš nebalsavau už Nausėdą, aš balsavau prieš Šimonytę. Taigi, tai yra debilai, tai yra silpnapročiai, iš kurių iš principo turėtų būti atimta balsavimo teisė. Aš neskatinu, aš tiesiog kalbu apie demokratijos principą, kaip tai buvo Atėnuose. Kai kurie, kalbėdami apie Atėnų demokratiją, turi tokią idėją klaidingą, kurios esmė yra, kad Atėnuose demokratija priklausė tik tais tiem, kas turėjo pinigų. Ne, negali sakyti iš tiesų, kad taip nebuvo. Bet esmė ten buvo tokia, kad greičiausiai ten buvo protingų žmonių tuose Atėnuose, kurie įvertino, kad visiems piliečiam tu negali suteikti balsavimo teisės. Kodėl? Todėl, kad yra piemuo, kuris apart savo avių nieko gyvenime nėra matęs. Ir kokį sprendimą jis priims. Jisai galvos tik apie savo avis, apie tai, ką jisai matė, tai, ką žinojo. Todėl balsavimo teisė buvo suteikiama tik tais asmenim gimusiem Atėnų mieste, išaugusiam jame, vyrams, gimusiems Atėnų mieste. Ir tie vyrai dar turėjo būti baigę privalomąją karinę tarnybą. Ką tai reiškia? Kad vyras stojęs į kariuomenę, atėjęs tas pats piemuo, atlikęs karinę tarnybą ir nežuvęs, jisai žino, kas yra tvarka, nes kariuomenėje visą laiką būna muštras, tvarka, disciplina, jisai jau žino, kas tai yra. Jam ten buvo suteikta kažkokių žinių, gebėjimų ir jisai yra gerokai pranešesnis protiškai nei koks nors piemuo. Jeigu jisai atlikęs tarnybą karinę negavo galo, jis greičiausiai turi neeilinių protinių gebėjimų. Pagal to žmonės, kad tai yra tikrai protingesnis nei dauguma paprastų miesčionių. Protingesnis nei moteris, kurios tokių privilegijų kaip karinė tarnyba arba kažkur mokytis neturėjo. Todėl balsavimo teisė Atėnuose, Atėnų demokratijoje turėjo tik tais gudresni. Tie, kurie turėjo, sakykim taip, išsilavinimą. Ir jie jau priiminėjo sprendimą už kitus tautiečius. Pasakysit neteisingai, negerai. O dabar geriau? Dabar geriau, kai pusė šalies gyventojų prabalsavo už Nausėdą. Kas ten pas jos galvose daro? Už Šimonytę. Kas ten galvoj? O aš jums pasakysiu. Pavyzdžiui, kas balsavo už Šimonytę? Jaunos mergaitės, kurios žiūrėjo į Šimonytę ir sakė, kaip buvo, koks ten lietuvių liaudės Donelaičio, man atrodo, metuose buvo boba su kiaušais. Toks išsireiškimas. Balsavo už Šimonytę tik dėl to, kad jinai su kiaušais, va jinai kai pasako nesąmonę paskutinę, nieko logiško neturinčią ir nederančią jos statuso politikui. Bet jinai pasakė, pavyzdžiui, aš tai negalėčiau taip. Aš tokios nesąmonės pasakyti negalėčiau. Šaunuolė, kad nesakai ir negali pasakyti. Ir žavėtis ta, kuri tokias nesąmonės kalba ir daro, tikrai yra neprotinga. Už Nausėdą kaip kas balsavo. Vėlgi, tos pačios moteriškės, kuriuom, koks jisai aukštas, gražus. Ir ką jisai atstovauja jūsų interesus, tas aukštas, gražus. Ar mūsų šalies interesus? Kas ten pas tos, kurie balsavo už šitos asmenys? Tai va, aš vienu metu, gyvenimo momentu, buvau įjunkęs, įnykęs, įsigilinęs stipriai į nelaimingus atsitikimus darbo vietose. Man buvo įdomu, kokie būna ir kad tiesiog žinoti, ko galima tikėtis, nes aš dirbau tuo metu pramonėje ir kaip būna kokie nutikimai, kaip nutinka su žmonėm. Pavyzdžiui, ten įrengimai sukasi, žmogus, moteris su ilgais plaukais, neužsidėjusi kepurės, nepaslėpusi plaukų, įtraukia plaukus ir jinai lieka be skalpo. Žiauru, klausyti. Vien klausant jau atrodo žiauru, o įsivaizduokit, kaip tai atrodo realybė. Kai simpatiško kokia nors moteris lieka be panelė, lieka taip, su sugadintų gyvenimu. Arba ten kokia nors presas įkišo ranką, jūs patys įsivaizduojat, kad ten iš tos rankos nieko neliko. Bet žiūrint tuos nutikimus darbe, aš užtaikiau ant begalės nutikimų, kur silpnaprotis pražudo savo kolegą. Pavyzdžiui, ten krauna kažkokias dėžes, ateina silpnaprotis, meta tą dėžę, stumia tiesiog nežiūrėdamas į savo kolegą. Kolega laikydamas dėžę, jam pastumia koją, jam susipina jos ir jisai nukrenta žemyn galvą vietoj lavonos. Arba kitas silpnaprotis paėmė, kaip pavyzdžiui man irgi buvo, man taip yra buvę nutikę. Ateina ten lentelė,
Dirba žmonės. Jisai paima, paleidžia įrengimą ir ten ką nors sužaloja. Man tai buvo asmeniškai. Nuvažiavom pas klientą, remontavom konvejerį, sustabdėm liniją, užkabino spyną, uždėjo šitą pranešimą, kad dirba žmonės. Ne aš ten dariau, bet, žodžiu, viskas tvarkingai, viskas užplombuota, viskas sustabdyta. Ir aš krapštausi tam konvejerį, įkišęs rankas ten giliai. Ir aš girdžiu, kad kažkas ateina, kažkoks ten ganėtinai triukšminga, aš iki galo nesuprantu, ką ten kalba, bet suprantu, kad kažkoks vidinė toks įtarimas yra, kad toj kažkas bus. Ir aš pradedu ištraukinėti rankas ir paukšt pasileidžia konvejeris. Ir aš ten iš to sėdėjau ant to konvejerio, taip ten reikėjo variklį išimti ar ką. Ir žodžiu, aš ten iššoku ir rėkiu ant jų. Oi, atsiprašom, mes norėjom kitą kontūrą paleisti. Man tai kas? Tai ačiū Dievui, aš nujaučiau, kad grėsia galimai toj bus kažkokių nesąmonių. O kitas būtų likęs be rankų. Ir įsivaizduokit, aš išvažiavau iš namų, palikau savo žmoną namuose ir aš grįžtu iš darbo be rankų. Dėl ko? Dėl silpnapročių, dėl debilų. Tokiu atveju yra apstu. Pavyzdžiui, pas mus buvo vienoje darbovietėje, aš pats nemačiau to, bet pasakoja, tokios būna spirito indelis, atidarai tą indelį, uždegi ir ten toks želė, spiritinis želė, maistui šildyti. Kad jis neatvėstų. Per renginius būna, ten tokia bliūdas užsidengia dangčiu ir po apačia stovi ten 2-3 tokie degikliai. Galima būtų sakyti, kad sausas spiritas, bet jis nesausas, jis toks gelinis spiritas. Ir viena panelė paėmė tą indelį degantį, pasižiūrėjo jį, kaip gražiai melsva ugnis dega, išmetė į orą. Aišku, tas gelis iš to indelio iškrito ir ant jos stiprus nudegimai. Jinai padavė įmonei į teismą. Ten dar, man atrodo, kažkas iš aplinkinių nukentėjo. Žodžiu, nepamenu tiksliai, bet mintis kokia. Silpnapročiai kelia. Kaip Maknamaros silpnapročių projekto išvadose buvo, kad silpnaprotis kelia grėsmę ne tik savo, bet ir aplinkiniams. Tai gali būti jūsų darbo vieta, tai gali būti jūsų šeima, pas jūs namuose. Jūsų antra pusė gali būti silpnaprotis, kuris kelia grėsmę. Pavyzdžiui, kai buvo vyras, atsisakė įleisti dujų katilo patikrą atliekančius asmenis, motyvuodamas tuo, kad jisai pats prekiauja dujiniais katilais ir kuo puikiausiai išmano ir žino, kaip su tais katilais tvarkytis ir kaip juos prižiūrėti. Ir vieną dieną rado jį, 2 vaikus ir žmoną, numirusius nuo anglies monoksido. Štai tau, prašau, specialistas, silpnaprotis. Pražudė visą savo šeimą ir pats numirė. Ir tokių situacijų, tokių silpnapročių yra apstu. Kaip pavyzdžiui, aš kažkada užsidaviau klausimą, kiek Lietuvoje per metus žūsta žmonių automobilių avarijos. Aš suradau skaičių. O po to pradėjau ieškoti, kiek žmonių žūsta nuo šaunamųjų ginklų. Informacijos nepavyko rasti. Galimas daiktas, tai jos neafišuojama. Skaičių. O galimas daiktas tai yra tokie maži skaičiai, kad nėra prasmės jų viešinti. Kodėl aš ieškojau tos informacijos? Nes tam, kad įgyti šaunamąjį ginklą, tu turi įveikti, apsilankyti pas psichiatrą ir gauti įvertinimą, kad tu turi teisę ginklui. Bet noriu jūsų atkreipti dėmesį, kad ginklui, jūs gavote. Bet automobiliui tokio patikrinimo nėra. Ten yra dalinis psichiatrą, nueini, deklaruoji, kad su manimi viskas gerai, gerai ir laisvas. Tengi netikrina vairuotojų protinių gebėjimų, ar jis pajėgus vairuoti. Po to dažniausiai tai pasimato per vairavimo egzaminus, kai asmuo praeina ten 30-40 tų kartų. Turiu čia paminėti, kad pavyzdžiui, sunkvežimio kategoriją aš laikiau 8 kartus ar 9. Bet aš taip laikiau ir išaiškėjo ten daug man visokių įdomių dalykų, aš sužinojau belaikydamas. Taip yra su, pavyzdžiui, sunkvežimio kategorija, dėl to, kad pirmoje eilėje tų pamokų yra gerokai per mažai, tam, kad išmoktų žmogus. Būna vunderkindų, taip pasiseka, ypatingai, jeigu jūs jaunas, karštas, jums ten greitai, bet kaip suprantu, dažniausiai taip neveikia. Ir aš nuėjau paprastesnių kelių, galima buvo pasiimti papildomai pamokų arba padaryti taip, kaip padariau aš. Tiesiog imti egzaminus, egzaminų metu bandyti, galbūt išlaikysi. O jeigu ne, tau bus dar viena pamoka, pasivažinėsi ir tas jaudulys, nes man buvo labai stipriai jaudinus, man tai labai buvo toks etapas sunkus. Tai grįžtam prie automobilių. Su automobiliais yra tokia istorija, kad vairuotojo pažymėjimas duodamas bet kam, taip? Ir tai kelia pavojų mūsų keliuose, kad tie silpnapročiai
Jie nepajėgus, atsidūrė kritinėje situacijoje, jie nepajėgus padaryti tinkamų kažkokių veiksmų, priimti tinkamų sprendimų ir tai gali sukelti žūtis kelyje. Dažnai aš girdžiu tokį žodžių junginį – kritinis mąstymas. Aš siūlyčiau jo šito žodžių junginio atsikratyti. Kodėl? Todėl, kad arba yra mąstymas, arba nėra. Tarpinio varianto neduota. Nes silpnapročiai, tai ką jie vadina savo mintimis, aš sugalvojau, ne, jie negalvoja, jie fantazuoja. Tai yra jų fantazijų vaisius. Tai, ką jie pateikia. Jie negali argumentuoti, jie negali pateikti kažkokių paaiškinimų, kodėl jie taip galvoja. Va tai aš galvoju ir viskas. Tu nenormalus, tu nesupranti. Pagaunat mintį. Yra silpnapročiai, kurie absoliučiai fantazijose gyvena, ne? O yra silpnapročiai, kurie gyvena informacijoje ir apsiskaičiusių žmonių. Jie skaito, jie tiksliai tau gali pasakyti, iš kokios knygos, kokio puslapio jie paėmė informaciją ir ją panaudojo. Tai yra, tiesiog išviduriavo ją. Absoliučiai nesugeba apmastyti jos, nesugeba jos suvesti su kita informacija, nes jiems trūksta protinių gebėjimų. Jie yra apsiskaitę, bet nauda kokia. Balansas turi būti. Nes, pavyzdžiui, netgi ir žmogus su labai aukštais protiniais gebėjimais, bet be žinių, jis irgi nėra labai naudingas. Kadangi jisai negalės, jeigu jisai, pavyzdžiui, nežino fizikos, dėsnių, jis nežino matematikos, taip jisai labai sumanus. Čia kaip, sakykime, mes turime ypatingai galingą kompiuterį be programinės įrangos ir naudos iš jo. Jisai yra. Tai įsivaizduokit, jūs nėra kompiuterėje programinės įrangos, taip, sakykime, Windows, ar Linux. Jūs paspaudėte kompiuterį, BIOSai užsikrovė ir viskas. Ir toliau niekas nevyksta. Taip ir su žmogum. Jeigu nėra informacijos, naudos iš to procesoriaus, iš tų gebėjimų, jokios. Bet ir iš kitos pusės. Jūs turite, sakykime, kompaktinį diską arba kietąjį diską. Ten prikrauta begalė informacijos. 1 terabaitas informacijos pas jūs, kažkokių filmukų, kažkokių knygų, PDF formatų, Wordo formatų, žodžiu, tekstinės informacijos pas jūs ten. Labai gerai. Jūs turite tą kietąjį diską ir kas iš to. Pavyzdžiui, dabar yra dirbtinis intelektas labai populiaru, Dirbtinis intelektas, tai jisai, kodėl mes turime dabar jį ir kodėl jis taip išpopuliarėjęs, dėl to, kad mes pirmoje eilėje turime labai galingus kompiuterius, skaičiavimo įrangą, duomenų apdorojimo įrangą ir mes turime begalinį kiekį informacijos. Jeigu bandyti dirbtinį intelektą apmokyti senesniam pasaulyje, ankstesnių dienų, kuriame mes viską saugojame kompaktiniuose diskuose, tai būtų neįmanoma. Dirbtinis intelektas, tiksliau ne dirbtinis intelektas, o tas algoritmas, kurį mes vadiname dirbtiniu intelektu, jis yra tik dėl to, kad yra galingos skaičiavimo mašinos, tai yra kompiuteriai, ir duomenų masyvai, duomenų bazės, taip vadinami cloudai, debesys. Tai yra žmonės, vėlgi, silpnapročiai, krauna tenai informaciją į tos debesis ir nelabai geros kompanijos naudoja tą informaciją, kuri yra tuose debesyse, tam, kad apmokyti dirbtinį intelektą. Tai yra suderinti tinkamai tą algoritmą, kuris vadinamas dirbtiniu intelektu. Ir galutinė variante mes gauname tai, apie ką aš jau esu kažkokia laidoje kalbėjęs, kad dirbtinis intelektas, tai yra tas algoritmas, jis yra apribotas tos informacijos, kuri yra debesyse. O tenai, kaip taisyklė, yra tų silpnapročių veiklos vaisiai, vienokios ar kitokios. Kaip jūs įsivaizduojate, tas labai protingas dirbtinis intelektas, kokią naudą jisai gali suteikti. Jūs matėt dirbtinį intelektą dabar, nežinau, man pastoviai siūlo paspausti patiktuką įvairūs patriotiniai Jungtinių Amerikos valstijų piešinukai, kurie yra sugeneruoti to algoritmo. Ir akivaizdžiai matosi, kad jisai yra dirbtinis, tas piešinukas. Ir jie negerėja. Kodėl? Todėl, kad jie yra kuriami pagal silpnapročių fantazijas, kurios realybėje jų nėra. Jos nieko bendro su realybė neturi. Tai yra jų asmeninės fantazijos, kurios nėra pagrįstos nei fizika, nei chemija, nei dar kažkuo fundamentaliu, matematika. Tai yra jų fantazijos. Tai tai silpnaprotis. Šiaip yra problema apsiskaitęs silpnaprotis. Pavyzdžiui, man apsiskaičiusi silpnaprotį užneša panašus yra Kristoferis Voiška. Daug visko. Ir su jais kaip yra. Jie, pavyzdžiui, atsivertė vieną knygutę,
pavyzdžiui, Mein Kampf, mano kova Hitlerio. Ir jie, kokia nuostabi knyga, wow, reikia eiti daužyti kitataučius. Po to kažkokiu būdu mistiniu pas juos atsiranda Markso ir Engelso mokymai, Lenino raštai. Kaip čia geriau nei šitas nacistinė literatūra. Ir staiga jisai pasidaro marksistų, leninistų, komunistų. Po to jis atsiverčia ten, sakykime, darbų knygą, ne? Kur darbų klasėse būdavo tokios, nemeistrausiai ten, be ko nors. Ir jisai atsiverčia, kaip gerai, ir staiga jisai meistrelis. Toks mėtymasis ir po to jisai, toks žmogus, kuris apsiskaitęs, jis gali pasakyti, ne, jūs neteisus. O toks tai ten, tai rašė 83 metų knygoje. Ir kokia nauda, kad tu tiksliai žinai, o tu sugebi analizuoti, ar tu tik moki pateikinėti informaciją. Sakykime, čia kaip šitas žinynas, žodžiu, turinys knygos, tu gali, arba jos vadinasi bibliografinės kortelė. Tu bibliografinė kortelė vaikštai. Rinkinys bibliografinių kortelių ir naudos iš to. Jeigu tu nesugebi apdoroti tos informacijos, nesugebi padaryti išvadų, išvelgti sąsajų tarp skirtingų ir dažniausiai, kartais atrodytų nesusijusių reiškinių. Kaip pavyzdžiui, kaip šiuo atveju, šios laidos atveju, Aldo Huxley teorija apie žmonių valdymą ir silpnaprotystę. Kaip jie gražiai susideda. Taip, aš nekeliu ten to klausimo, kad duokit man medalį, aš čia teisus. Ne, aš tiesiog padariau įžvalgą, aš su jumis pasidalinau ir ten galbūt yra kas skirs savo gyvenimo, ten tikslą turės paneigti mano tas tezes arba patvirtinti. Taip jau siaubingai ilga laida gavosi. Ačiū Jums, kad dažiūrėjote. Tikiuosi Jums bus naudinga. Saugokite silpnapročių, tobulėkite ir iki kitų kartų.